Šiandien keliais punktais apibūdinsiu, kaip vyksta procesas, kai narpliojam vidinį konfliktą taikant hipnoterapiją. Tam sukūriau keletą skaidrių, tai apžvelgsim pagrindinius punktus. Mano tikslas šio įrašo yra edukuoti ir paskatinti jūs perkratyti, permastyti tam tikras jau nusistovėjusias mintis apie mus kamuojančius vidinius konfliktus. Potemės, kurias bandysiu apžvelgti, yra apie vidinį konfliktą, jo definiciją arba sampratą, konflikto pavyzdžius pateiksiu, aptarsime, kur kreipiamas dėmesys hipnoterapijos metu, kokių išvadų proceso metu prieina žmonės ir kokie galimi yra viso to rezultatai. Tai kasgi yra tas vidinis konfliktas? Tai yra vidinis prieštaravimas tarp loginio suvokimo ir emocijų išjautimo. Sąmoninga dalis ir pasąmoninė. Sąmoninga yra ta, kurią logiškai išmąstom, suvokiam. Pasąmoninė dalis yra ta, kuris slypi labiau jausmų, instinktų pavidalu. Tai reiškia sąmoninga dalis ir pasąmoninė. Apie tai kažkiek esu aptarus viename iš video, tai pabandysiu jį kažkur įkelt, kad jums būtų lengviau pažiūrėti. Tai konfliktas kyla kaip prieštaravimas. Jis yra, juoko dėliai galima įsivaizduoti kaip melodiją, kuris sukasi galvoje ir tu negali nustoti niūniuoti, nors tau nepatinka. Tai ją reikia arba išniūniuoti iki pabaigos, arba uždominuoti kitą melodiją, kuri tarsi neutralizuotų šią seną. Žmonės klausia, ar galima gyventi su vidiniu konfliktu? Žinoma, jūs, aš, visi aplinkui turim mažiausiai kelis. Ir vieni yra tokie, dar kol kas galbūt nereikšmingi, įtakos didelės nedarantis, diskomforto nekeliantis, tai galim gyventi. Ir yra tokie konfliktai, kurie kelia didelį diskomfortą, dėl to mes suprantam, kad problema yra. Vidinių konfliktų pavyzdžiai. Suvokiu, kad reikia keisti darbą, bet kažkodėl nieko nesiimu. Suprantu, kad reikia nutraukti esamus santykius, bet kažkas tarsi stabdo. Žinau, kad mano vidinė laimė yra mano rankose, bet kažkodėl tomis rankomis nieko nesiimu. Suvokiu, kad gyvenu su netinkamu partneriu, bet kažkaip būtent tokio tipo žmonės mane traukia. Kiti žmonės sako, aš kaip magnetas pritraukiu tokius žmonės, kurie netinka, toksiški, nesugyvenami. Suprantu, kad reikia imtis pokyčių, bet kažkaip nesugalvoju, nuo ko pradėti. Žinau, kad vaikystės patirtis turėjo įtakos mano elgsenai, bet kažkodėl tai nieko nekeičia. Tai turbūt savyje atpažįstat, kai sakom, žinau, jo, bet kažkodėl. Ir kai mūsų paklausia, tai kas yra tas kažkodėl, mes dažniausiai trūkčiojam pečiais ir sakom, nežinau. Ir iš tiesų, nes jeigu žinotume, tai logiškai išmąstę prieitume sprendimą. Tik štai esmė, kadangi tas kažkas kažkur kažkodėl yra neapčiuopiamas ir kyla labiau iš jausmų, mums logiškai išspręsti ir yra gerokai sudėtingiau. Dėmesys terapijos metu. Hipnoterapija. Iš 2 žodžių. Viename iš įrašų esu apie tai kalbėjus, bet trumpai. Terapija tai yra gydymas, hipno man kaip specialistai įrankis padėti jums gydyti. Pabrėžiu, padėti, ne išgydyti, užkalbėti, perrašyti, užprogramuoti, užvaražyti, užburti. Tai tik įrankis man padėti jums. Paslaptingieji kažkas, kažkur, kažkodėl, kažkaip. Tai kaip minėjau, tai yra sudedamoji dalis kiekvieno konflikto, kur suvokiu, žinau, suprantu, bet paslaptingieji kažkas, kažkur, kažkaip, kažkodėl. Kitaip sakant, emocinis pajautimas, kuris yra neapčiuopiamas, nesąmoningas ir protų dar neapdorotas. Kodėl neapčiuopiamas? Todėl, kad tai yra tarsi tokia abstrakcija, kas tiksliai pasakyti negalim, bet tarsi nujaučiam, o užčiuopti nepavyksta. Nesąmoningas, ta prasme, kad į sąmonę dar neįkrito. Nes kai įkrenta į sąmonę, mes tada esam priversti sąmonę įdarbinti, kad apdorotume. Tai prieinam prie 3 punkto, neapdorotas protų. Tai dažnai žiūrėkit, mes sakom, eikiau, nesąmonė. Ne
sąmonėje. Tai tiesiog dar nepakliuvo į sąmonę. Ir su tuo įdomus dalykas yra, tie dalykai, kurie nepakliūna į mūsų sąmonę, jie lieka pasąmoniai, valdo mus vis vien, daro įtaką mums vis vien, o mums atrodo, kad tai likimas. Tai grįžtant prie tos minties, kur pajokausiu, kad traukiu pašlemėkus kaip magnetas, arba netinkamas moteris kaip magnetas. Na, nesam mes magnetas. Tiesiog tai, kas nepapuola į sąmonę, veikia kaip tarsi likimas, kaip varomoji jėga, kaip instinktas. Mus tarsi traukia instinktyviai, nors tai nėra tiesa. Procesinės išvados, čia yra svarbiausia dalis. Dirbdama su klientais, aš stengiuosi padėti, vėlgi pabrėžiu, padėti jiems išsiaiškinti jų asmeninį, individualų, konkretų tą kažkas, kažkur, kažkaip, kažkodėl. Kodėl? Todėl, kad kiekvieno žmogaus tai yra labai individualus kažkas, kažkur, kažkaip. Jei paimsim 2 Onas, 2 Petrus, 2 Antanus, jų kažkas, kažkur, kažkaip, kažkodėl kardinaliai skirsis. Todėl procesinės išvados, kiekvienas žmogus prie to prieina individualiai. Mes ieškom to žmogaus, kažkas, kažkur, kažkaip. Ir pirmoji išvada, prie kurios žmogus dažnai prieina, yra: mano problema yra apsimetėlė. Tai netikra problema. Kitaip sakant, juokaujant, sukuriu problemą lygioj vietoj, iš piršto, tam, kad patenkinčiau poreikį X. X yra nežinomasis. Ką tai duoda? Tai tarsi yra mechanika, praeityje sukurta, kuri leidžia patenkinti poreikį, kuri turi tam tikrą tikslą, aktualumą ir stiprumą. Kaip tai atrodo? Kažkur kažkada praeityje, greičiausiai jūsų kūnas kartu su protu nusprendė, kad reikia sukurti tam tikrą mechaniką, kad, pavyzdžiui, apsaugotų. Ir tas veikimo, elgsenos, jausenos modelis sukasi iki dabar. Nes protas į sąmonę neįmetė minties, kad jau gana. Ir ką mes dažniausiai sakom? Oi, aš net nežinau, tiesiog automatiškai man taip vyksta. Todėl, kad ta pati mechanika kartojasi ir kartojasi ir kartojasi ir kartojasi. Na, kol mes nesustabdom, kol nepasakom stop, jau gana, jau senaties terminas atėjo. Tai problema nėra tikra, mes ją tiesiog kuriam vėl ir vėl tam, kad patenkintume poreikį. Antroji išvada. Mano problema pasirodo tik problemytė. Kitaip sakant, icebergas. Mums atrodo, kad problema yra va čia viršuj, o iš tikrųjų ji yra kažkur giliau. Daug giliau. Daug rimčiau, daug stipriau, galbūt daug aktualiau. Vėlgi, čia yra proto pinklės. Mes, kadangi naudojam savo protą, savo loginį protą, dažnai įsivaizduojam, kad kadangi išmąsčiau, tai taip ir yra. Kadangi knygoj perskaičiau, kad vaikystės trauma turėjo įtakos šitai elgsenai, tai vadinasi, tai ir yra vaikystės trauma. Jeigu kažkur išgirdau, kad savivertė, nu man atrodo, suvokiu, suprantu, tikriausiai čia savivertė. Tik problema tai, kad dažniausiai tai, ką išmąstom, nėra tikroji problema. Tai nebūtinai ne problema, tai yra problema, gali būti problema, bet tai netikroji problema. Tai žmogus neretai supranta, kad loginės išvados veikia kaip maskuotė. Užmaskuoja tikrąją problemą tam, kad patenkintų kažkokį poreikį arba pasiektų tam tikrą tikslą, kitaip sakant, amortizuotų tikrąją problemą. Kai mes susitelkiam į problemytę, mes tarsi nematom tikrosios problemos. Ir tai kažkuria prasme irgi apsaugo, padeda, nors kai gerai apie tai pagalvojam, nieko ten nepadeda ir neapsaugo. Ar ne? Na ir trečia išvadoje, aš gyvenu svetimomis problemomis. Humoras pas mane specifinis, bet taip jau yra, tai juokausiu toliau. Trečia išvada kalba apie problemą, kuri yra tarsi medalio dvi pusės. Vienoje pusėje yra visuomenės normos, standartai, taisyklės, ką žmogus turi turėti, galėti, sugebėti atlikti, nedaryti, nesugebėti, pavyzdžiui, tarkim, vyram taikomi vieni standartai, moterims taikomi kiti standartai, vyras turi būti kaip uola, bet to pačiu jautrus, bet neverkti, moteris turi būti graži, pasipuošusi, pasitempusi, bet ne per daug koketiška. Visokių tokių prieštaravimų jau ateina, sakykime, iš visuomenės, nuo šeimos kūrimo iki karjeros siekimo. Ir antra medalio pusė yra, ką aš vadinu, artimos aplinkos įtaka. Kitaip sakant, tai gali būti auklėjimas arba tiesiog žmonių, kurie gyveno su mumis,
tarkim, pirmus 18 metų ir jų pasaulėvoka, pasaulėžiūra, galim sakyti, mentalitetas, vertybės, įpročiai turėjo įtakos mums, kai mes formavomės kaip asmenybės. Ir štai tenais gali sakyti visai priešingus dalykus, negu šiuo metu nusistovėję visuomeniai. Tarkim, visuomenė kalba apie laisvą moterį, o artimoje aplinkoje auklėjama buvo, kad moteris turi būti nuolanki, paklusni, tarsi amžinai įkalinta, santykių rėmuose arba ten buities rėmuose, santuokos rėmuose. Ir štai iš to kyla identiteto krizė. Tai kaip man atstovėti ir vieną, ir kitą medalio pusę, ir mes stovim dažniausiai ant briaunos, pasimetę, išvargę ir nežinantis, ką daryti. Tai vien suvokimas, kad aš gyvenu svetimom problemom, leidžia suvokti ir suprasti, kad taip tęstis neturėtų. Ir svetimas problemas galim tiem svetimiem žmonėm ir palikti ir ieškoti savo būdų, tai kaipgi gyventi ir kaip tvarkytis su savom problemom, nenaudojant ir neįkvojant resursų svetimom. Galimi rezultatai. Vėlgi, čia turėtų būti žvaigždutė, kuri sako, individualūs rezultatai skiriasi. Tam reiktų suvokti, kad yra kaip 10 žmonių apimtis, vienas yra superžvaigždė ir vienam visiškai neveikia. Tai superžvaigždė yra toks žmogus, kuris kažkuria prasme jau pats viską yra pasidaręs savo galvoj, jam tik reikia lengvo tokio stumtelėjimo. Stumteli ir ten, kai pasipila pokyčiai, proveržiai, ko tik tais nori, žmogus pradeda įma dar, jam kažkuria prasme subrendo, nusistovėjo, prisirpo, jam tik reikėjo išorinės pagalbos. Tai tokių, 1 iš 10. Ir yra 1 iš 10, kur labai blogai. Kur žmogus, pavyzdžiui, ieško pagalbos, bet nenori savo padėti. Jis vartoja visus įmanomus terapijos būdus, šitą, vien tam, kad užsidėtų, pavyzdžiui, varnelę, kad žiūrėk, koks aš vargšelis ar vargšelė ir man nepadeda. Kurie nėra nusiteikę dirbti ir savo ieškoti pagalbos, įrankių, juos formuoti, kurti patiems, kurie galbūt tikisi, kad aš ateisiu, sumokėsiu pinigus, jūs ten pakrapštykit man galvoje ir viską sutvarkykit. Kuriuos užrašo partneriai, mamos, tėčiai, vyrai, žmonos, broliai, seserys, kai žmogus nėra pribrendęs pokyčiui pats ar pati ir juos tarsi pastumi kiti. Arba kai tai yra populiarumo, trendo dalykas, nes mano draugė pabandė, tai ir aš būtinai pabandysiu. Bet draugė galbūt buvo pasiruošusi, pasirengusi, o aš galbūt ne. Tai irgi yra 1 iš 10, kai dažniausiai neveikia arba dar nėra laikas ir yra viskas per vidurį. Nuo iki. Tai vieni žmonės pasiekia tam tikrų rezultatų iškart. O taip. Kiti po kažkiek tais laiko, kaip aš juokauju, sudėtinių palūkanų principų, mažais žingsniukais, diena iš dienos, krauna, kol sukrauna. Ir yra, kur nemato pokyčių, kol tu jų neprispaudi ir nesakai, pažvelgti į praeitį ir pasižiūrėk, kas pasikeitė. Ir tada būna žmogus, o dabar, kai galvoju, kai tai žiūriu, tai iš tikrųjų ir tas pasikeitė, ir tas pasikeitė, ir tas pasikeitė. Tai čia yra vien ir pastebėjimų ir stebėsenos dalykas, kita vertus, iš tikrųjų vieniems žmonėms dėl aplinkybių, sąlygų ir veiksnių, nes gyvenam ne burbule, ne kalnuose, ne kažkur tais, o sociume veikiami kitų žmonių ir kitų dalykų, tai vieniem rezultatai ateina vienokie ir greičiau, o kitiem kitokie ir galbūt lėčiau. Bet tokie galbūt bendri punktai, kaip čia nurodyti, iš pasyvumo ir laukimo pereinama į proaktyvumą ir aktyvius veiksmus. Nuo priklausomybės, čia kalba apie tai, kad ko imame klausytis, ko atsisakom klausytis. Tai priklausomybė senai mechanikai, reiškia, nustojam klausyti galbūt senos mechanikos, senos elgsenos ir įpročio ir formuojam nepriklausomybę tai mechanikai ir formuojam naują būdą, kuom galima būtų pakeisti. Ir save pradeda matyti kaip daugiapusį, visapusišką, pilnavertišką žmogų su tam tikrom problemom, kurias įmanoma spręsti. Galimybių spektras tarsi atsiveria platesnis. Ir vidinės galios lopinimas, tai iš to suvokimo, kad aš nieko negaliu padaryti, kažkas mane stabdo, dėl kažkokių priežasčių man niekaip nepavyksta, pereinama į vidinės galios įdarbinimą, kai aš renkuosi atsaką, nebereaguoju, tai reiškia, ką darau, kai suprantu. Nes reakcija yra impulsyvi,
ji atsako neturi suvokimo, neturi to loginio pradirbimo, o atsakas yra toks stabtelėjimas ir sąmoningai pradirbama, kai sakoma, pavyzdžiui, aš suprantu, kad man baisu, bet imsiuos šių veiksmų, nepaisant to, kad man baisu. Reakcija būtų baimė atėjo ir aš pasidaviau, nieko nebedarau. Tai štai, hipnoterapija yra tiesiog įrankis padėti atpažinti, suvokti ir išnarplioti vidinį konfliktą. Tai nėra mistika, magija, stebuklinga lazdelė, piliulė, vaistas nuo visų ligų. Tai nėra vienpusiškas darbas. Tai reiškia, ateina žmogus ir mes atraitojam rankovės ir dirbam kartu tam, kad pasiektume tikslą atpažinti, suvokti ir išnarplioti. Tai jei esat pasiruošę, pasirengę, prisirpę, subrendę, suvokėt, kad ir jūs turit vidinį konfliktą, kuris jau tiek galvoj kelia diskomfortą su tą melodiją, kad jau reikia pradirbti. Drąsiai kreipkitės, komentare įdėsiu nuorodą, kaip galima su manim susisiekti, būdų yra tikrai keli, tai tikrai drąsiai. Tai šiam kartui tiek.